Šeštas skyrius – Husas ir Jeronimas. Evangelija Bohemijoje pasklido seniai, dar 9 amžiuje. Biblija buvo išversta, o viešos pamaldos vyko tautos kalba. Tačiau, stiprėjant popiežiaus įtakai, Dievo žodis buvo nustumtas į šoną. Grigalius VII, įsipareigojęs pažeminti karalių išdidumą, buvo pilnas ryžto pavergti žmones, todėl jis išleido bulę, draudžiančią laikyti viešas pamaldas čekų kalba. Popiežius pareiškė, visagaliui patiktų, kad tarnavimas vyktų nežinoma kalba, ir dėl šios taisyklės nesilaikymo kilo daug blogio ir erezijų. Taigi, Roma šiuo dekretu užgesino Dievo žodžio šviesą ir žmonės liko tamsoje. Tačiau dangus pasirūpino kitais būdais išsaugoti bažnyčią. Į Bohemiją atvyko daug valdiečių ir albigiečių iš Prancūzijos ir Italijos, kurie dėl persekiojimų paliko savo namus. Nors jie nedrįso mokyti atvirai, tačiau uoliai dirbo paslapčia. Tokiu būdu per amžius buvo išsaugotas tikras tikėjimas. Iki Huso pasirodymo Bohemijoje buvo žmonės, kurie atvirai protestavo prieš bažnyčios sugedimą ir žmonių ištvirkimą. Jų darbai sukėlė platų susidomėjimą. Tai išgąsdino bažnytinę valdžią ir prasidėjo Evangelijos sekėjų persekiojimas. Priverstus rinktis į pamaldas miškuose ir kalnuose persekiojo kareiviai ir daugelis jų buvo nužudyti. Po kurio laiko buvo išleistas dekretas, kad visus nelankančius pamaldų Romos bažnyčioje būtina sudeginti. Tačiau nors krikščionys atiduodavo gyvybę, jie tikėjo pergalę dėl savo įdėto darbo. Vienas iš tų skelbiančių mokė, kad išganymą galima gauti vien tikėjimu į nukryžiuotą išganytoją. Mirdamas pareiškė, tiesos priešų įniršis dabar nugali mus, bet taip nebus amžinai. Tarp paprastų žmonių atsiras vienas be kardo ir valdžios, ir jo niekas negalės nugalėti. Liuterio laikas dar neatėjo, tačiau po truputį įtaką įgavo tas, kurio liudijimas prieš Romą turėjo sujudinti žmonės. Janas Husas gimė paprastoje šeimoje ir jis anksti liko našlaičiu, mirus tėvui. Jo dievobaiminga motina manė, kad mokslas ir dievobaimė yra pats brangiausias turtas, todėl stengėsi aprūpinti šiuo palikimu savo sūnų. Husas mokėsi provincijos mokykloje, o vėliau įstojo į Prahos universitetą, kur buvo priimtas gavęs labdaringą stipendiją. Mama jį lydėjo kelionėje į Prahą. Būdama našle ir neturtinga, ji negalėjo sūnui duoti žemiškų turtų, bet priartėjus prie didžiojo miesto, ji priklaupė šalia jaunuolio, likusio be tėvo, ir prašė dangiškojo tėvo palaiminimo. Mama net negalėjo įsivaizduoti, kai bus atsakyta į jos maldą. Universitete netrukus pastebėjo Huso nepailstamas pastangas ir puikius pasiekimus, o jo nepriekaištingas gyvenimas, gerumas ir žavumas pelnė visų pagarbą. Jis buvo nuoširdus Romos bažnyčios sekėjas ir atkaklus dvasinių palaiminimų ieškotojas, kuriuos ši bažnyčia pažadėjo duoti. Švenčių proga jis eidavo išpažinties, mokėdavo paskutinės monetas ir prisijungdavo prie procesijų, kad dalyvautų pažadėtame nuodėmių apvalyme. Baigęs mokslo kursą, jis tapo kunigu ir greitai pasiekęs aukštą padėtį buvo paskirtas į karaliaus rūmus. Be to, jis tapo profesoriumi ir vėliau rektoriumi to pačio universiteto, kuriame mokėsi. Per trumpą laiką kuklus labdaros stipendininkas tapo savo šalies pasididžiavimu, o jo vardas išgarsėjo visoje Europoje. Tačiau Husas pradėjo reformos darbus kitoje srityje. Praėjus keleriems metams po įšventinimo į kunigus, jis buvo paskirtas Betliejaus koplyčios dvasininku.
Šios koplyčios įkūrėjas skatino, kad šventasis raštas būtų skelbiamas žmonėms suprantama kalba. Tai laikė labai svarbiu dalyku. Nepaisant Romos pasipriešinimo šiai praktikai, Bohemijoje ji vis dar gyvavo. Tačiau žmonės beveik nežinojo Biblijos tiesos ir įvairiuose visuomenės sluoksniuose viešpatavo didžiausias amoralumas. Kad išmokytų tiesos ir tyrumo principų, Husas, remdamasis Dievo žodžiu, šias ydas negailestingai smerkė. Prahos miesto gyventojas Jeronimas, kuris vėliau itin artimai bendravo su Husu, grįždamas iš Anglijos atsivežė Vyklifo raštus. Anglijos karalienė, kuriai padarė įtaką Vyklifo raštai, pakeitė savo pažiūras. Ji buvo Bohemijos princesė. Dėka jos reformatoriaus darbai plačiai išplito jos gimtoje šalyje. Šiuos darbus Husas skaitė susidomėjęs. Jis manė, kad jų autorius yra nuoširdus krikščionis ir palankiai vertino jos skelbiamas reformas. To nesuprasdamas, Husas žengė tuo keliu, kuris nuves jį toli nuo Romos. Maždaug tuo metu į Prahą iš Anglijos atvyko 2 svetimšaliai – mokyti vyrai, kurie, gavę šviesą, nusprendė ją skleisti šioje tolimoje šalyje. Jiems pradėjus atvirai kalbėti prieš popiežiaus viešpatavimą, buvo greitai valdžios nutildyti. Tačiau, nenorėdami atsisakyti savo misijos, jie ėmėsi kitų metodų. Būdami ne tik gerais pamokslininkais, bet ir menininkais, jie naudojo savo sugebėjimus. Viešoje, prieinamoje žmonėms vietoje jie išstatė savo pieštus paveikslus. Viename jų buvo pavaizduotas Kristus, įžengiantis į Jeruzalę, kuris romus ir joja ant asilės. Mato 21 skyrius 5 eilutė, o jį, basą, vilkintį apdriskusiais nuo kelionių drabužiais, lydėjo jo apaštalai. Kitame paveiksle buvo pavaizduota pontifiko procesija. Popiežius, apsivilkęs bažnytiniais brangiais drabužiais bei užsidėjęs tiarą, sėdintis ant prabangiai išpuošto žirgo, priešakyje einančiais trimitininkais ir iš paskos lydimas kardinolų bei prelatų, apsirengusių puošniais rūbais. Tai buvo pamokslas, kuris prikaustė visuomenės sluoksnių dėmesį. Minios ateidavo pasižiūrėti šių paveikslų. Visi galėjo įsigilinti į pavaizduotą moralą, o daugelis buvo giliai sukrėsti, pamatę kontrastą tarp Kristaus, mokytojo, kuklumo ir romumo, bei popiežiaus, jo tariamo tarno, išdidumo ir arogancijos. Prahoje kilo didelis sąmyšis, o svetimšaliai po kurio laiko suprato, kad reikia skubiai išvykti dėl jų pačių saugumo. Tačiau jų pamoka nebuvo užmiršta. Paveikslai paliko Husui neišdildomą įspūdį ir paskatino jį kruopščiau tyrinėti šventąjį raštą bei Vyklifo raštus. Nors jis dar nebuvo pasiruošęs priimti visų Vyklifo skelbiamų reformų, visgi jis geriau suprato tikrąjį popiežiaus veidą ir daug uoliau smerkė bažnytinės valdžios išdidumą, garbės troškimą bei sugėdimą. Iš Bohemijos šviesa pasiekė Vokietiją, nes šimtai vokiečių studentų dėl neramumų pasitraukė iš Prahos universiteto. Daugelis jų dėka Huso pirmą kartą susipažino su Biblija, o grįžę namo jie savo tėvynėje skelbė Evangeliją. Žinios apie įvykius Prahoje pasiekė Romą ir Husas netrukus buvo iškviestas atvykti pas popiežių. Paklusti reiškia nuteisti save neišvengiamai mirčiai. Bohemijos karalius ir karalienė, universitetas, aukštuomenės atstovai ir vyriausybės pareigūnai susivienijo, kreipdamiesi į pontifiką, kad Husui būtų leista pasilikti Prahoje, o į Romą vyktų jo atstovas. Užuot patenkinę šį prašymą, popiežius pradėjo teismą ir pripažino Husą kaltu, o po to paskelbė Prahos miestui interdiktą. Tai reiškia atskyrimą nuo bažnyčios.
Tais laikais tokia bausmė keldavo visuotiną sąmyšį. Ceremonijos, kurios buvo atliekamos atskirimo nuo bažnyčios metu, buvo gerai apgalvotos tam, kad sukeltų siaubą žmonėms, kurie žiūri į popiežių kaip paties Dievo atstovą, turintį dangaus ir pragaro raktus bei įgaliojimus būti pasaulietiškų ir dvasinių dalykų teisėjų. Buvo tikima, kad dangaus vartai buvo uždaryti tai vietoviai, kuriai paskelbtas interdiktas, ir kol popiežius nenuims draudimo, mirusieji negalės patekti į palaimintas buveines. Dėl šios siaubingos nelaimės buvo sustabdytos religinės apeigos, bažnyčios uždarytos. Santuokos buvo sudaromos bažnyčių kiemuose. Mirusiuosius drausdavo laidoti pašventintoje žemėje, jos laidojo be jokių apeigų grioviuose arba laukuose. Taigi, tokiamis priemonėmis, veikiančiamis vaizduotę, Roma kontroliavo žmonių sąmonę. Prahos gyventojai supanikavo. Dauguma apkaltino Husą jų visų nelaimių priežastimi ir pareikalavo jį išduoti Romos kerštui. Norėdamas, kad nurimtų audra, reformatorius trumpam išvažiavo į gimtąjį kaimą. Likusiems Prahoje draugams jis rašė: Aš pasitraukiau iš jūsų tarpo, sekdamas Jėzaus Kristaus nurodymu ir pavyzdžiu, kad nesuteikčiau galimybės piktavaliams užsitraukti amžinojo pasmerkimo, kad netapčiau doriesiems nelaimių ir persekiojimo priežastimi. Aš išėjau, numatydamas, kad nedori kunigai gali dar ilgai uždrausti skelbti jums Dievo žodį. Tačiau aš neišėjau, kad išsižadėčiau Dievo tiesos, už kurią su Dievo pagalba esu pasirengęs mirti. Husas nenutraukė savo darbo ir apkeliavo aplinkinės apylinkės, pamokslaudamas ištroškusioms minioms. Priemonės, kurių ėmėsi popiežius išnaikinti Evangeliją, dar daugiau ją platino, nes nieko negalime padaryti prieš tiesą, o tik už tiesą. Antras laiškas Korintiečiams, 13 skyrius, 8 eilutė. Huso protas šiame veiklos etape buvo kankinančios kovos arena. Nepaisant, kad bažnyčia siekė jį sutriuškinti, Husas neneigė jos autoriteto. Romos bažnyčia jam vis dar buvo Kristaus sutuoktinė, o popiežius Dievo atstovas ir vietininkas. Tai, prieš ką Husas kariavo, buvo piktnaudžiavimas valdžia, tačiau jis nesigilino į esmę. Tarp jo įsitikinimų ir sąžinės reikalavimų įsiplieskė siaubingas konfliktas. Jei valdžia buvo teisi ir neklystanti, kaip jis galėjo jaustis teisus jai nepaklusdamas? Jis suprato, kad šiuo atveju būti paklusniam reiškia nusidėti. Bet kaipgi paklusnumas neklystančiai bažnyčiai gali atvesti į nuodėmę? Jam tai buvo neišsprendžiama problema, abejonė, kuri nuolat jį kankino. Jam suprantamiausias paaiškinimas buvo tai, kad visa tai buvo atsitikę ir anksčiau, išganytojo laikais, kai bažnyčios kunigai tapo nedorėliais ir panaudojo savo teisėtą valdžią neteisėtiems tikslams. Tai paskatino jį pačiam vadovautis ir kitiems skelbti šventojo rašto principus, kurie turi būti priimti protu ir įrašyti į sąžinę. Kitaip tariant, Dievas kalbantis per Bibliją, o ne bažnyčia, kalbanti per dvasininkus, yra vienintelis neklystantis vadovas. Kai po kurio laiko sąmyšis Prahoje nurimo, Husas grįžo į Betliejaus koplyčią su didesniu užsidegimu ir drąsa toliau skelbti Dievo žodį. Jo priešai buvo aktyvūs ir galingi, tačiau karalienė ir daugelis kilmingųjų buvo jo draugai ir daugybė žmonių jį palaikė. Lygindami jo tyrą ir kilnų mokslą bei šventą gyvenimą su žeminančiomis žmogaus orumą dogmomis, kurias skelbė Romos bažnyčia, ir jos godumu bei ištvirkimu, daugelis laikė garbe būti Huso pusėje. Iki šiol Husas darbavosi vienas, tačiau dabar Jeronimas, būdamas Anglijoje, tapo Džono Vyklifo mokymo šalininku, įsijungė į reformos darbą. Vėliau jie gyvenime bus vieningi, jų laukė ta pati mirtis.
Apdovanoto proto didingumas, iškalba ir erudicija, dovanos, kurios pelno žmonių palankumą, buvo labiau būdingi Jeronimui, tačiau savybės, kurios suteikia charakteriui tikrą jėgą, buvo labiau matomi Huso charakteryje. Jo samprotavimai, dvelkiantys ramybę, suvaldydavo impulsyvų Jeronimą, kuris nuolankiai pripažindavo Huso charakterio pranašumą ir paklusdavo jo patarimams. Jų bendromis pastangomis reforma plito greičiau. Dievas leido, kad ši nuostabi šviesa apšviestų šių išrinktų žmonių protus, atskleisdama jiems daugybę Romos paklydimų, tačiau jie negavo pilnos šviesos, kuri turėjo būti paskleista pasaulyje. Dievas per šios tarnus išvesdavo žmonės iš katalikybės tamsos, tačiau jiems teko susidurti su daugybė didelių išbandymų ir jis žingsnis po žingsnio juos taip vedė, kad jie galėtų viską ištverti. Jie nebūtų pasirengę priimti visos šviesos akimirksniu. Kaip saulė vidurdienį visoje savo šlovėje apakina tuos, kurie ilgai buvo tamsoje, taip ir ši pasirodžiusi šviesa priverstų juos nusisukti nuo jos. Todėl Dievas atskleisdavo šiems vyrams šviesą po truputį, kad žmonės galėtų ją priimti. Šimtmečiais kiti atsidavę darbuotojai turėjo sekti jų keliu, toliau ramiai vesdami žmonės reformacijos taku. Bažnyčios kilimas vis dar tęsiasi. Dabar 3 popiežiai kovojo dėl valdžios ir jų vaidai krikščionišką pasaulį pripildė piktadarybėmis ir sumaištimi. Nepasitenkindami atskirimu nuo bažnyčios, jie griebėsi žemiškų kovų priemonių. Kiekvienas stengiasi įsigyti ginklų ir surinkti kareivių. Aišku, tam reikėjo pinigų, o norint jų gauti, visos bažnytinės dovanos, pareigos bei palaiminimai buvo parduodami. Dvasininkai, kopijuodami vyresniuosius, taip pat praktikavo simoniją ir kariavo, kad sutramdytų savo priešininkus ir sustiprintų savo valdžią. Husas, kasdien didėjant jo drąsai, demaskuodavo šias piktadarybės, kurios buvo toleruojamos tikėjimo vardu, ir žmonės atvirai kaltino Romos vadovus, kad jie tapo krikščionių kančių priežastimi. Ir vėl atrodė, kad Praha stovėjo ant kruvino konflikto slenksčio. Kaip ir ankstesniais amžiais, Dievo tarnas buvo apkaltintas kaip tas, kuris drumsčia Izraelį. 1 Karalių knyga, 18 skyrius, 17 eilutė. Miestui vėl buvo paskelbtas interdiktas ir Husas išvažiavo į savo gimtąjį kaimą. Ištikimas liudijimas, skambėjęs iš jo mylimos Betliejaus bažnyčios, nutilo. Jis turėjo kalbėti visiems krikščionims iš daug aukštesnių tribūnų ir paliudyti tiesą prieš atiduodant savo gyvybę. Kad išnaikintų blogį Europoje sukėlusį sąmyšį, Konstance buvo sušauktas visuotinis bažnyčios susirinkimas. Jį pagal imperatoriaus Zigmanto pageidavimą sukvietė vienas iš 3 konkuruojančių popiežių – Jonas 23. Popiežius labai nenorėjo šio susirinkimo, nes jo charakteris ir politika neatlaikydavo jokios kritikos, net morališkai pagedusių prelatų, kas tais laikais buvo būdinga dvasininkams. Tačiau jis nedrįso priešintis Zigmanto valiai. Pagrindinis susirinkimo tikslas buvo apjungti susiskaldžiusią bažnyčią ir išnaikinti ereziją. Todėl ten buvo pakviesti 2 antipopiežiai ir taip pat svarbiausias naujų mokymų skleidėjas Janas Husas. Pirmieji dėl savo saugumo neatvyko, bet juos atstovavo jų delegatai. Popiežius Jonas, tariamas susirinkimo iniciatorius, atvyko labai nuogąstaudamas ir įtardamas, kad slaptas imperatoriaus tikslas jį nušalinti ir patraukti atsakomybėn už nuodėmes, kuriomis jis suteršė tiarą, bet taip pat ir už tuos nusikaltimus, kuriuos jis padarė būdamas valdžioje. Popiežius bijojo, kad reikės atsakyti už visus padarytus nusikaltimus ir už blogį, kuris užtraukė negarbę tiarai. Visgi jis atvyko į Konstancą pompastiškai,
lydimas aukščiausio rango dvasininkų ir apsuptas dvariškių svitos. Jo pasitikti išėjo visi miesto dvasininkai ir aukštus postus užimantys pareigūnai, bei didžiulė miestiečių minia. Virš popiežiaus galvos buvo išskleistas auksinis baldakimas, kurį nešė 4 aukščiausias pareigas užimantys valstybiniai pareigūnai. Prieš jį nešė ostiją. Ištaigingi kardinolų ir didikų drabužiai darė didelį įspūdį. Tuo tarpu kitas keliautojas artėjo prie Konstanco. Husas suvokė jam gresiantį pavojų. Jis išsiskyrė su savo draugais taip, lyg daugiau su jais niekada nesusitiktų, ir išvyko į kelionę, nujausdamas, kad jo laukia laužas. Nepaisant to, kad jis ir turėjo vieną Bohemijos karaliaus apsaugos raštą, o antrą gavo pakeliui iš imperatoriaus Zigmanto, buvo pasiruošęs mirti. Laiške, kurį išsiuntė savo draugams į Prahą, jis rašė: Mano broliai, aš išvykstu turėdamas karaliaus apsaugos raštą, kad susitikčiau su savo daugybė negailestingų priešų. Aš pilnai pasikliauju visagaliu Dievu, savo išganytoju. Tikiu, kad jis išklausys jūsų karštas maldas, suteiks išminties ir atsargumo mano lūpoms, kad galėčiau atsispirti. Kad jis suteiks man savo šventą dvasią, sutvirtindamas savo tiesoje, kad galėčiau drąsiai sutikti gundymus, kalėjimą ir net, jei reikės, žiaurią mirtį. Jėzus Kristus kentėjo už savo mylimus, ar nereikia mums stebėtis, kad jis paliko mums savo pavyzdį, jog mes patys kantriai ištvertume viską dėl savo išgelbėjimo. Jis yra Dievas, o mes jo kūriniai. Jis yra viešpats, o mes jo tarnai. Jis yra pasaulio valdovas, o mes niekingi mirtingieji, tačiau jis kentėjo dėl mūsų. Kodėl tada neturėtume kentėti ir mes, ypač jei kančios apvalo mus? Todėl, mielieji, jei mano mirtis patarnaus jo šloviai, melskitės, kad ji greičiau ateitų ir kad jis duotų man jėgų ištverti visus sielvartus. O jeigu geriau, kad aš grįžčiau pas jus, melskitės, kad grįžčiau be nuodėmės. Tai yra, kad nenuslėpčiau nei vieno Evangelijos tiesos grūdo ir palikčiau broliams puikų pavyzdį, kuriuo galėtų sekti. Tikriausiai, jūs jau niekada nebematysite mano veido Prahoje, bet jei taip atsitiktų, kad visagalis Dievas sugrąžins mane jums, tad atkakliau gilinkimės į jo įstatymą ir jį pamilkime. Kitame laiške dvasininkui, tapusiam Evangelijos sekėju, Husas nuolankiai pripažino savo klaidas, kaltindamas save, kad anksčiau jautė malonumą, vilkėdamas prabangius drabužius ir tuščiai skirdamas laiką beverčiams užsiėmimams. Tada jis pridūrė šiuos jaudinančius pamokymus. Tegu tavo protą užpildo Dievo šlovė ir sielų išganimas, o ne dvarai ir turto troškimas. Bijok puošti savo namus labiau negu savo sielą. Svarbiausiai rūpinkis dvasinė šventykla. Daryk gerus darbus ir būk nuolankus vargšų atžvilgiu, neišlaidauk puotaudamas. Pakeisk savo gyvenimą ir susilaikyk nuo prabangos. Aš bijau, kad būsi žiauriai nubaustas, kaip ir aš pats. Tu žinai mano mokymą, nes tu priimdavai mano pamokinimus nuo vaikystės. Todėl nėra reikalo tau daugiau rašyti, bet aš maldauju tavęs mūsų viešpaties gailestingumu nekartoti mano tuštybių, dėl kurių aš parklupdavau. Ant voko Husas užrašė: Aš maldauju tavęs, mano draugė, neatplėšk šio laiško, kol neįsitikinsi, kad esu miręs. Eidamas pakeliui, Husas visur matė savo mokymo ženklus ir žmonių palankumą, kurie vertino jo darbą. Žmonės būrėsi, kad pamatytų jį, o kai kuriuose miestuose valstybės pareigūnai lydėjo jį gatvėmis. Atvykus į Konstancą, Husas gavo visišką laisvę. Be imperatoriaus apsaugos rašto, popiežius taip pat asmeniškai užtikrino jam apsaugą. Tačiau
Pažeidžiant šiuos iškilmingus ir pakartotinius pareiškimus, popiežiaus ir kardinolų įsakymu netrukus reformatorių suėmė ir įmetė į pasibaisėtiną požemį. Vėliau jis buvo perkeltas į tvirtovę anapus Reino ir čia jį laikė kaip kalinį. Tačiau popiežius nedaug laimėjo savo klasta, nes greitai pats pateko į šį kalėjimą. Susirinkime buvo įrodyta jo kaltė pačiais niekšingiausiais nusikaltimais. Be žmogžudystės, simonijos ir svetimavimo, nuodėmėmis, kurias gėda vardinti. Pagal susirinkimo nutarimą iš jo buvo atimta tiara ir patį įmetė į kalėjimą. Antipopiežiai taip pat buvo nušalinti ir buvo išrinktas naujas pontifikas. Nors pats popiežius buvo kaltas dėl didesnių nusikaltimų, negu Husas kada nors kaltino dvasininkus ir dėl to reikalavo reformacijos, tačiau tas pats susirinkimas, kuris nuvertė pontifiką, nusprendė sutriuškinti reformatorių. Huso įkalinimas Bohemijoje sukėlė didelį nepasitenkinimą. Įtakingi didikai kreipėsi į susirinkimą, rimtai protestuodami prieš šią savivalę. Imperatorius, kuris nenoriai leido pažeisti apsaugos raštą, pasipriešino teismo procesui, nagrinėjančiam Huso bylą. Tačiau reformatoriaus priešininkai buvo pikti ir atkaklūs. Jie apeliavo į imperatoriaus išankstinės nuostatas, baimės ir didelę meilę bažnyčiai. Jie pateikė svarius argumentus, įrodydami, jog jis yra visiškai laisvas nuo duoto pažado eretikui. Ir kad susirinkimas, kuris yra aukščiau imperatoriaus, galėtų jį išlaisvinti nuo duoto žodžio. Tokiu būdu jie pasiekė savo. Nualintas ligos ir įkalinimo, drėgnas nešvarus požemio oras sukėlė karštligę, dėl kurios jis vos nenumirė. Husas pagaliau stojo prieš susirinkimą. Sukaustytas grandinėmis, jis stovėjo imperatoriaus akivaizdoje, kuris savo garbe ir gerasąžinę pasižadėjo jį saugoti. Ilgai trunkančio teismo proceso metu Husas tvirtai gynė tiesą ir dalyvaujant aukštiems bažnyčios bei valstybės pareigūnams, jis iškilmingai ir drąsiai protestavo prieš dvasininkijos sugedimą. Kai iš jo pareikalavo pasirinkti, atsisakyti nuo savo doktrinų ar pasirinkti mirtį, jis pasirinko kankinio likimą. Dievo malonė buvo jo atrama. Per tas kančių savaitės iki galutinio nuosprendžio jo sieloje tvyrojo dangiška ramybė. Rašau šį laišką, kreipdamasis į draugą, kalėjime sukaustyta grandine ranka, laukdamas rytojaus mirties nuosprendžio. Kai padedant Jėzui Kristui mes vėl susitiksime nuostabiame būsimajame gyvenime, pripildytame ramybę, tu suprasi, kaip maloningai Dievas man parodė save, kaip veiksmingai jis pastiprino mane per išmėginimus ir išbandymus. Tamsioje kalėjimo kameroje jis numatė tikro tikėjimo pergalę. Sapnuodamas, kad grįžta į bažnyčią Prahoje, kurioje skelbė Evangeliją, jis matė, kaip popiežius ir jo vyskupai nutrina Kristaus atvaizdus, kuriuos jis nutapė ant sienų. Šis regėjimas nuliūdino jį, tačiau kitą dieną jis sapnavo, kad daug dailininkų restauravo šios atvaizdus ryškesnėmis spalvomis. Užbaigę darbą, dailininkai apsupti didelės minios sušuko: tegul dabar ateina popiežiai ir vyskupai, jie niekados daugiau jų neištrins. Aiškindamas savo sapną, reformatorius pasakė: aš įsitikinęs, kad jie niekados daugiau neištrins Kristaus atvaizdo. Jie siekia jį sunaikinti, tačiau jį vėl užanspauduos visų žmonių širdyse pamokslininkai, kurie yra geresni nei aš. Husas paskutinį kartą stojo prieš susirinkimą. Tai buvo didelis ir nepaprastas susirinkimas. Imperatorius, imperijos kunigaikščiai, karališkieji atstovai, kardinolai, vyskupai, kunigai ir įspūdinga žmonių minia atėjusi pažiūrėti tos dienos įvykių. Iš visų krikščioniško pasaulio vietų susirinko tie,
kurie turėjo tapti šios pirmos didžios aukos, kovojančios už sąžinės laisvę liudininkais. Pakviestas išsakyti savo galutinį sprendimą, Husas pareiškė, kad neišsižadės savo žodžių ir nukreipęs aštrų žvilgsnį į monarchą, kuris taip begėdiškai sulaužė savo pažadą, jis ištarė: Aš laisva valia stojau prieš šį susirinkimą, turėdamas čia esančio imperatoriaus valstybinį apsaugos raštą, bei juo tikėdamas. Raudonis išpylė Zigmanto veidą, kai visų akys nukrypo į jį. Paskelbus nuosprendį, prasidėjo paniekinimo ceremonija. Vyskupai apvilko savo kalinį dvasininko drabužiais ir kai jis paėmė sutaną, tarė: Mūsų viešpatį Jėzų Kristų taip pat aprengė baltais drabužiais, išsityčiodami iš jo, kai Erodas pasiuntė jį pas Pilotą. Kai buvo paragintas dar kartą išsižadėti savo įsitikinimu, pasisukęs į žmones jis atsakė: Kaip aš turėčiau žvelgti į dangų? Kaip turėčiau žiūrėti į akis tiem žmonėm, kuriems skelbiau tyrą evangeliją? Ne, aš vertinu jų išgelbėjimą labiau nei šį silpną kūną, kuris dabar yra paruoštas mirčiai. Po to, nuimdami vieną po kito jo drabužius, ir kiekvienas vyskupas, atlikdamas savo ceremonijos dalį, prakeikdavo. Galiausiai jie uždėjo jam ant galvos gaubtą arba piramidės formos popierinę mitrą, ant kurios buvo nupieštos klaikios demonų figūros, o priekyje krintantis į akį užrašas: Arki eretikas. Labai džiaugdamasis, pasakė Husas, aš užsidėsiu šį gėdos vainiką dėl tavęs, o Jėzau, nes dėl manęs nešiojai erškėčių vainiką. Kai jis buvo taip išpuoštas, prelatai ištarė: Dabar mes atiduodame tavo sielą velniui. O aš, tarė Janas Husas, pakeldamas akis į dangų, atiduodu savo dvasią į tavo rankas, o viešpatie Jėzau, nes tu išpirkai mane. Dabar jį perdavė pasaulietiniai valdžiai ir nuvedė į egzekucijos vietą. Paskui jį sekė didžiulė procesija. Šimtai apsiginklavusių karių, kunigai bei vyskupai apsivilkę brangiais drabužiais, o taip pat Konstanco gyventojai. Kai jis buvo pririštas prie stulpo ir viskas buvo paruošta laužo įžiebimui, kankinį vėl ragino išsigelbėti, išsižadant savo paklydimų. Kokių paklydimų, pasakė Husas, aš turėčiau išsižadėti? Aš esu niekuo nenusikaltęs. Aš kviečiu Dievą būti liudytoju, kad visa tai, ką aš parašiau ir skelbiau, turi tarnauti sielų išgelbėjimui iš nuodėmės ir prakeiksmo, todėl su džiaugsmu savo krauju patvirtinu tą tiesą, apie kurią aš rašiau ir skelbiau. Kai ugnies liepsnos apgaubė jį, jis pradėjo giedoti: Jėzau, Dovydo sūnau, pasigailėk manęs. Ir taip tęsė, kol jo balsas nenutilo amžiams. Net reformatoriaus priešai buvo priblokšti jo didvyrišką kantrybę. Uolus popiežiaus šalininkas, apibūdindamas Huso ir Jeronimo kankinimus, kuris mirė truputį vėliau, pasakė: Kai priartėjo paskutinė valanda, abudu laikėsi tvirtai. Jie pasiruošė mirti ant laužo, tarsi eitų į vestuvių puotą. Iš jų neišgirdo nei vienos skausmo aimanos. Jie pradėjo giedoti giesmes, kai ugnis užsiliepsnojo ir jos jėga sunkiai galėjo nutildyti jų giedojimą. Kai Huso kūnas visiškai sudegė, jo pelenai kartu su žeme, kur buvo sudegintas, surinkti ir įmesti į Reiną, o iš jo papuolė į vandenyną. Jo persekiotojai veltui įsivaizdavo, kad išrovė jo skelbiamas tiesas. Jie net neįsivaizdavo, kad pelenai tą dieną pasiekę vandenyną, taps sėkla išbarstyta visose šalyse, kad dar nežinomuose kraštuose ji duos gausių tiesos liudytojų vaisių. Balsas, skambėjęs Konstanco susirinkimo salėje, buvo lyg aidas, kuris bus išgirstas per ateinančius šimtmečius. Huso jau nebebuvo, bet tiesa, už kurią jis atidavė gyvybę, niekada negalėjo žūti.
Jo tikėjimo ir nepalaužiamo ryžto pavyzdys įkvėpė daugybę krikščionių tvirtai ginti tiesą kankinimų ir mirties akivaizdoje. Jo egzekucija visam pasauliui parodė išdavikišką Romos žiaurumą. Tiesos priešai, nors jie to ir nesuvokė, prisidėjo prie jos išplitimo, kurią taip nesėkmingai siekė sunaikinti. Konstance buvo pastatytas dar vienas stulpas. Kito liudytojo kraujas turėjo būti pralietas už tiesą. Jeronimas, atsisveikindamas su Husu, prieš jam išvykstant į susirinkimą, ragino jį būti tvirtu ir drąsiu, pareikšdamas, kad jei Husas patektų į kokį pavojų, jis pažadėjo pats ateiti jam į pagalbą. Išgirdęs apie reformatoriaus įkalinimą, ištikimas mokinys iškart susiruošė išpildyti savo duotą žodį. Neturėdamas jokio rašto, užtikrinančio saugumą, jis išvyko į Konstancą, lydimas vienintelio palydovo. Atvykęs jis įsitikino, kad yra pavojuje ir niekuo negali padėti Husui, kad jį išlaisvintų. Jis bėgo iš miesto, tačiau pakeliui į namus buvo suimtas, supančiotas ir saugojamas būrio kareivių, atvestas atgal. Pirmą kartą jam pasirodžius prieš susirinkimą, jis bandė atsakyti į pateiktus kaltinimus, tačiau buvo sutiktas šūksniais: "Ant laužo jį, ant laužo!" Jis buvo įmestas į kalėjimą, sukaustytas grandinėmis tokioje sukeliančias didelės kančias padėtyje ir maitinamas tik duona bei vandeniu. Po kelių žiaurių įkalinimo mėnesių Jeronimas susirgo liga, kuri sukėlė pavojų jo gyvybei, ir jo priešai išsigando, kad jis gali išvengti jų nuosprendžio, tad pradėjo su juo netaip žiauriai elgtis, tačiau jis dar liko kalėjime 1 metus. Huso mirtis nesibaigė taip, kaip tikėjosi popiežiaus atstovai. Apsaugos rašto pažeidimas sukėlė pasipiktinimo audrą ir susirinkimas pasirinko eiti saugesniu keliu, nusprendęs nesudeginti Jeronimo, bet priversti jį, jei įmanoma, išsižadėti. Jį atvesdino į susirinkimą ir pasiūlė alternatyvą – išsižadėti ar mirti ant laužo. Mirtis jo įkalinimo pradžioje būtų buvusi malonė, palyginant su siaubingomis kančiomis, kurias teko jam patirti, bet dabar, nusilpnintas ligos, sunkiomis įkalinimo sąlygomis, kankinamas nerimo ir nežinios, atskirtas nuo draugų, apimtas nevilties dėl Huso mirties, Jeronimas prarado dvasios jėgą ir sutiko paklusti susirinkimui. Jis įsipareigojo laikytis katalikų tikėjimo ir sutiko su susirinkimo išvadomis, smerkiančiomis Vyklifo ir Huso doktrinas, išskyrus šventas tiesas, kurių jie mokė. Tokiu būdu Jeronimas bandė nutildyti sąžinės balsą ir išvengti mirties, tačiau požemio kalėjime būdamas vienas, jis aiškiai suprato, ką padarė. Jis prisiminė Huso drąsą bei atsidavimą ir apie tai, kaip jis pats išsigynė tiesos. Jis mąstė apie dievišką mokytoją, kuriam pasižadėjo tarnauti ir kuris dėl jo ištvėrė kryžiaus mirtį. Prieš išsigindamas, jis buvo ramus dėl kentėjimų, kuriuos jam tekdavo patirti. Jis buvo užtikrintas dėl Dievo palankumo jam, tačiau dabar jį kankino sąžinės graužimas ir abejonės. Jis žinojo, kad prieš susitaikant su Roma, jis turės daug ko atsisakyti. Kelias, kuriuo jis ėjo, galėjo baigtis tik visišku tikėjimo išsižadėjimu. Sprendimas buvo priimtas. Jis geriau patirs trumpalaikės kančias, nei išsižadės savo viešpaties. Netrukus jį vėl atvedė išstoti prieš susirinkimą. Jo nuolankumas nepatenkino teisėjų. Jų kraujo troškulys, sužadintas Huso mirties, reikalavo naujų aukų. Tik besąlygiškai atmetęs tiesą, Jeronimas galėjo likti gyvas. Tačiau jis pasiryžo atvirai išpažinti savo tikėjimą ir sekti paskui savo brolį kankinį į laužą. Jis atsisakė savo ankstesnio išsižadėjimo ir kaip žmogus, nuteistas mirti, iškilmingai pareikalavo suteikti jam galimybę apsiginti. Bijodami jo žodžio poveikio, prelatai siekė,
kad jis tiesiog patvirtintų arba paneigtų prieš jį pateiktų kaltinimų teisingumą. Jeronimas pasipriešino tokiam žiaurumui ir neteisybei. Jūs laikėte mane uždarytą 340 dienų baisiame kalėjime, pasakė jis, purve, kenksmingoje aplinkoje, smarvėje ir nepatenkindami elementarių poreikių. Po to jūs atvedate mane čia ir išklausote mano priešus, nešančius mirtį, o atsisakote mane išklausyti. Jei esate iš tikro išmintingi žmonės, laikote save pasaulio šviesuliais, venkite nusidėti prieš teisingumą. Kalbant apie mane, aš esu tik silpnas mirtingasis. Mano gyvybė nėra svarbi ir kai aš raginu jūs neskelbti neteisingo nuosprendžio, daugiau kalbu dėl jūsų nei dėl savęs. Pagaliau jo prašymas buvo patenkintas. Savo teisėjų akivaizdoje Jeronimas atsiklaupė ir meldėsi, kad dieviškoji dvasia kontroliuotų jo mintis bei žodžius ir nieko nekalbėtų, kas prieštarautų tiesai ar kažko neverto apie savo mokytoją. Jam tą dieną išsipildė Dievo pažadas, pasakytas pirmiesiems mokiniams. Ir dėl manęs jūs vedžios valdytojų ir karalių akivaizdon. Bet kai jie jūs įduos, nesirūpinkite, kaip ar ką jūs kalbėsite, nes tą valandą jums bus duota, ką turėsite kalbėti. Nes tai ne jūs, kurie kalbate, bet jūsų tėvo dvasia, kuri kalba jumyse. Mato 10 skyrius 18-20 eilutės. Jeronimo žodžiai sukėlė nuostabą ir sužavėjo net jo priešus. Visus metus jis buvo įkalintas požemio kalėjime, kur negalėjo skaityti ar matyti šviesos, kentė fizinės ir dvasinės kančias. Tačiau jis aiškiai ir stipriai pateikė argumentus, tarsi jis turėjo galimybę netrukdomai nagrinėti. Savo klausytojams jis nurodė ilgą šventų žmonių sąrašą, kuriuos nuteisė korumpuoti teisėjai. Beveik kiekvienoje kartoje buvo tokių, kurie padėdavo tobulėti savo laikmečio žmonėms. Tačiau jie buvo niekinami ir atstumiami, nors po kurio laiko juos pripažindavo. Patį Kristų kaip nusikaltėlį nuteisė neteisingai teisme. Išsižadėdamas, Jeronimas sutiko su Huso teismo nuosprendžio pagrįstumu. Dabar jis atgailavo ir paliudijo kankinio nekaltumą ir šventumą. Aš pažinojau jį nuo vaikystės, pasakė jis. Jis buvo nuostabiausias žmogus, teisingas ir šventas. Jūs jį pasmerkėte, nepaisant jo nekaltumo. Aš taip pat esu pasiruošęs mirti. Aš nebijau kankinimų, kuriuos man paruošė priešai ir melagingi liudytojai, kurie vieną dieną turės atsiskaityti už savo melą prieš didįjį Dievą, kurio niekas negali apgauti. Priekaištaudamas savo, kad atsižadėjo tiesos, Jeronimas tęsė. Iš visų nuodėmių, kurias aš padariau nuo jaunystės laikų, ne viena taip neslegia mano proto ir nesukelia mano sąžinės graužaties, kaip ta, kurią aš padariau šioje lemtingoje vietoje, kai pritariau baisiam nuosprendžiui, paskelbtam Viklifui ir šventajam kankiniui Janui Husui, mano mokytojui ir draugui. Taip, aš pripažįstu iš visos širdies ir pasibjaurėjęs pareiškiu, kad gėdingai pabūgau mirties, todėl pasmerkiau jų doktrinas. Todėl maldauju visagalį Dievą, kad jis man atleistų mano nuodėmes, o ypač šitą pačią baisiausią iš visų. Rodydamas į teisėjus, jis tvirtai pasakė, jūs pasmerkėte Viklifą ir Janą Husą ne todėl, kad jie pajudino bažnyčios mokymą, o tiesiog todėl, kad jie be gailesčio kritikavo gėdingus faktus, vykusius tarp dvasininkų, jų prabangą, išdidumą ir visas prelatų bei kunigų ydas. Tai, ką jie tvirtino, yra nepaneigiama. Aš pritariu tam, ką jie teigia. Jį nutraukė prelatai, drebėdami iš įtūžio. Jie šūkavo, kokių dar reikia įrodymų. Mes savo akimis matome labiausiai užkietėjusį eretiką. Visai nesijaudindamas, Jeronimas sušuko. Nejaugi jūs manote, kad aš bijau mirti?
Ištisus metus jūs laikėte mane baisiame požemio kalėjime, baisesnėme nei pati mirtis. Jūs elgėtės su manim daug žiauriau nei su turkais, žydais ar pagonimis, ir mano kūnas tiesioginė to žodžio prasme puvo ant mano kaulų. Tačiau aš nesiskundžiu, nes nuo skundų žmogaus širdis ir siela suserga. Aš negaliu nesistebėti dėl tokio barbariško elgesio su krikščionimi. Vėl įsisiautėjo įniršio audra ir Jeronimas buvo skubiai išvestas į kalėjimą. Tačiau susirinkime buvo ir tokie, kuriems jo žodžiai padarė didelį įspūdį ir norėjo išgelbėti jo gyvybę. Jį lankė garbingas bažnyčios pareigas einantys dvasininkai ir įtikinėjo paklusti susirinkimui. Už atsisakymą priešintis Romai jam buvo žadamos puikiausios ateities perspektyvos. Tačiau, kaip ir jo mokytojas, kai jam buvo pasiūlyta pasaulio šlovė, Jeronimas išliko nepajudinamas. Pateikite man įrodymus iš šventojo rašto, kad aš klystu, pasakė jis, ir aš atsižadėsiu nuo to. Šventasis raštas, sušuko vienas iš gundytojų, ar viską galima tikrinti pagal jį? Kas gali jį suprasti, kol bažnyčia neišaiškins jo? Ar žmonių padavimais verta daugiau pasitikėti nei mūsų išgelbėtojo Evangelija? Prieštaravo Jeronimas. Paulius neįtikinėjo tų, kam rašė, klausyti žmonių padavimų, bet nurodė, tyrinėkite šventąjį raštą. Eretikas, atsakė, atgailauju, kad taip ilgai tave atkalbinėjau. Matau, kad tave valdo velnias. Greitai jam buvo paskelbtas nuosprendis. Jį nuvedė į tą pačią vietą, kur Husas atidavė gyvybę. Eidamas jis giedojo, jo veidas švietė džiaugsmu ir ramybę. Jo žvilgsnis buvo nukreiptas į Kristų ir mirtis jo negąsdino. Kai budelis priėjo iš nugaros, pasiruošęs uždegti laužą, kankinys sušuko. Eik drąsiai iš priekio, uždek ugnį man matant, jei aš bijočiau, manęs čia nebūtų. Jo paskutiniai žodžiai ištarti ugnies liepsnose buvo malda. Viešpatie visagali tėve, sušuko jis, pasigailėk manęs ir atleisk man mano nuodėmes. Juk tu žinai, kad aš visada mylėjau tavo tiesą. Jo balsas nutilo, bet iš lūpų vis dar sklido malda. Kai ugnis užbaigė savo darbą, kankinio pelenai su žeme, ant kurios jis buvo sudegintas, buvo surinkti ir, kaip ir Huso pelenai, išberti į Reiną. Štai taip žuvo Dievo ištikimi šviesos nešėjai. Tačiau jų skelbiamos tiesos šviesa, jų herojiško pavyzdžio šviesa negalėjo būti užgesinta. Tai būtų panašiai, lyg žmonės mėgintų priversti Saulę suktis atgal pagal jos orbitą, užkirsdami kelią tos dienos šviesai, kuri jau pasirodė virš žemės. Huso egzekucija Bohemijoje įžiebė pasipiktinimo ir siaubo ugnį. Visa tauta suprato, kad jis tapo kunigų pykčio ir imperatoriaus išdavystės auka. Buvo kalbama, kad jis buvo ištikimas tiesos mokytojas ir kad susirinkimas, nuteisęs jį mirčiai, tapo šios žmogžudystės kaltininku. Jo doktrinos dabar pritraukė daugiau dėmesio nei bet kada anksčiau. Popiežiaus edikto Vyklifo raštai buvo pasmerkti liepsnoms, tačiau žmonės iš slėptuvių ištraukdavo jo kūrinius, kuriuos pasisekė išsaugoti, ir tyrinėjo su Biblija ar jos dalimis, kurias žmonės galėjo gauti. Taigi daugelis tokiu būdu galėjo priimti reformatoriaus tikėjimą. Huso žudikai nebuvo abejingi, žiūrėdami į jo triumfuojantį darbą. Popiežius ir imperatorius susivienijo, kad sutriuškintų šį judėjimą, tad Zigmanto kariuomenė buvo pasiųsta į Bohemiją. Tačiau atsirado išlaisvintojas. Bohemijos kariuomenės vadas buvo Žižka, vienas gabiausių savo laikmečio generolų, kuris prasidėjus karui visiškai apako. Pasitikėdami Dievo pagalba ir tikėdami savo reikalo teisingumu, šie žmonės pasipriešino galingiausiai armijai, kokia tik galėjo prieš juos kovoti. Imperatorius
suburdamas naujas pajėgas, vėl įsiverždavo į Bohemiją, tačiau būdavo gėdingai sutriuškintas. Husitai nebijojo mirties ir niekas negalėjo jų nugalėti. Praėjus keleriems metams nuo karo pradžios, narsusis Žižka mirė. Jo vietą užėmė Prokopas, kuris buvo taip pat narsus ir sumanus karvedys ir net gabesnis lyderis. Bohemiečių priešai, žinodami, kad aklas karys mirė, palaikė tai puikią galimybę sugrąžinti viską, ką prarado. Dabar popiežius paskelbė kryžiaus žygį prieš husitus ir vėl didžiulė armija buvo pasiųsta į Bohemiją, bet vėl siaubingai pralaimėjo. Buvo paskelbtas dar vienas kryžiaus žygis. Visose popiežiaus šalyse Europoje buvo sušaukti žmonės, surinkti pinigai ir karinė amunicija. Daugybė žmonių įsitikinę, kad dabar bus padarytas galas husitų eretikams, susirinko po popiežiaus vėliavą. Dideli būriai įsitikinę pergalę įžengė į Bohemiją. Žmonės susivienijo, kad juos atremtų. Dvi kariuomenės artėjo viena prieš kitą, kol tik jas teskyrė upė. Kryžiuočiai buvo gerokai pranešesni savo skaičiumi, tačiau vietoj to, kad veržtųsi per upę ir pultų husitus, dėl ko jie atėjo iš taip toli, jie stovėjo kaip sustingę ir tylėdami žiūrėjo į tuos karius. Staiga juos apėmė paslaptingas siaubas. Net nepanaudojus ginklo, ši galingiausia armija išsisklaidė, tarsi ją paveiktų nematoma jėga. Husitų kariuomenė, persekiodama bėglius, išžudė daugybę jų, o į nugalėtojų rankas pateko didžiulis trofėjus, todėl karas, užuot nuskurdinęs Bohemijos gyventojus, praturtino juos. Po kelerių metų, vadovaujant naujam popiežiui, buvo suorganizuotas dar vienas kryžiaus žygis. Kaip ir anksčiau, žmonės ir priemonės buvo surinkti iš visų popiežiui pavaldžių Europos šalių. Buvo siūlomos didelės privilegijos tiems, kurie dalyvaus šiame žudančiame darbe. Kiekvienam kryžiuočiui garantavo visų baisiausių nusikaltimų atleidimą. Visiems, kurie žus kare, buvo pažadėtas didelis užmokestis danguje, o tie, kurie išgyvens, sulauks garbės ir turtų iš mūšio lauko. Vėl buvo surinkta didžiulė armija, kuri kirtusi sieną įėjo į Bohemiją. Husitų pajėgos atsitraukė, skatindami įsibrovėlius įeiti giliau į šalį, kad pastarieji manytų, kad pergalė jau jų rankose. Pagaliau Prokopo armija sustojo ir pasisuko į priešą, kad pradėtų mūšį. Kryžiuočiai tik dabar supratę savo klaidą, sustojo savo stovykloje, laukdami atakos. Kai tik pasigirdo besiartinančių husitų garsai, netgi anksčiau nei prieš juos išvystant, kryžiuočius vėl apėmė panika. Kunigaikščiai, karvedžiai ir paprasti kareiviai, numetę savo ginklus, bėgo į visas puses. Veltui popiežiaus legatas, kuris vadovavo šiam įsiveržimui, stengėsi sutelkti savo išgąsdintas ir išsklaidytas pajėgas. Nepaisant jo įnirtingų pastangų, jis pats atsidūrė atsitraukiančiųjų minioje. Sutriuškinimas buvo didelis ir vėl daug grobio atiteko nugalėtojams. Taigi, antrą kartą pasiųsta galingiausia Europos šalių didžiulė armija, kurią sudarė narsių karingų žmonių pulkai, apmokyti ir apginkluoti kovai, bėgo be mūšio nuo mažos ir silpnos tautos gynėjų. Tai buvo dieviškosios jėgos pasireiškimas. Užpuolikus apėmė antgamtinis siaubas. Tas, kuris sutriuškino faraono kariuomenę Raudonojoje jūroje, privertė bėgti midjaniečių pulkus nuo Gideono ir jo 300 karių per vieną naktį išguldė iš didžių asirų pajėgas, vėl ištiesė savo ranką, kad sužlugdytų Engėją. Jie labai bijojo ten, kur nebuvo baimės, nes Dievas išsklaidė kaulus to, kuris puola tave. Tu juos sugėdinsi, nes Dievas juos atstūmė. 53 psalmė, 5 eilutė. Popiežijos vadovai, praradę viltį užkariauti jėga, galiausiai griebėsi diplomatijos. Buvo pasiektas kompromisas, kuris žadėjo Bohemijos gyventojams sąžinės laisvę, bet iš tikrųjų jie buvo išduoti Romos valdžios.
Bohemiečiai išskyrė 4 punktus kaip sąlygą susitaikant su Roma. Laisvai skelbti Bibliją, teisė visai bažnyčiai priimti komuniją, duoną ir vyną, tarnavimo metu kalbėti gimtąją kalbą, pašalinti dvasininkus iš visų pasaulietinių pareigų, o nusikaltimo atveju dvasininkus ir pasauliečius teisti civiliniuose teismuose. Popiežiaus vadovybė pagaliau sutiko, kad 4 husitų punktai turi būti priimti, tačiau jų tikrą reikšmę turi nustatyti susirinkimas, kitais žodžiais popiežius ir imperatorius. Šiuo pagrindu buvo sudaryta sutartis ir Roma, pasitelkusi veidmainystę bei apgaulę, pasiekė tai, ko jai nepavyko pasiekti ginkluotų konfliktų, nes savaip interpretuodama husitų punktus ir Bibliją, ji galėjo iškreipti jų reikšmę pagal savo užmojus. Daug žmonių Bohemijoje, matydami, kad jie praranda laisvę, negalėjo sutikti su šiomis sąlygomis. Iškilo nesutarimai ir žmonės susiskaldė. Dėl to liejosi kraujas. Šioje kovoje žuvo kilnusis Prokopas ir Bohemija prarado laisvę. Zigmantas, Huso ir Jeronimo išdavikas, dabar tapo Bohemijos karaliumi ir nepaisydamas savo priesaikos palaikyti bohemiečių teisės, darė viską, kad įsitvirtintų popiežijos valdžia. Pataikaudamas Romai, jis beveik nieko neįgijo. 20 metų jo gyvenimas buvo pilnas sunkumų ir pavojų. Jo armija nusilpo, o iždas išeikvotas dėl ilgų ir bevaisių kovų. Po 1 karaliavimo metų jis mirė, palikęs savo karalystę ant pilietinio karo slenksčio ir perduodamas gėdingo šlovės vardą būsimoms kartoms. Suirutė, nesantaika ir kraujo praleimas užsitęsė. Vėl svetimos kariuomenės įsiveržė į Bohemiją, o vidaus nesutarimai toliau smukdė tautą. Išlikę ištikimi Evangelijai buvo persekiojami ir žudomi. Kadangi jų buvę broliai sudarė sutartį su Roma, perėmė jos paklydimus, o tie, kurie laikėsi senovės tikėjimo, suformavo atskirą bažnyčią, pavadinę ją Susivienyje broliai. Šis sprendimas sukėlė visų socialinių sluoksnių neapykantą prieš juos, tačiau jie stovėjo nepajudinamai. Nors jie buvo priversti slėptis miškuose ir olose, jie vis tiek rinkdavosi skaityti Dievo žodį ir kartu garbinti Dievą. Per pasiuntinius, slaptai išsiųstus į įvairias šalis, jie sužinodavo, kad kai kur yra atsiskyrusių tiesos sekėjų, keli viename ar kitame mieste, kurie taip pat buvo persekiojami. Alpių kalnuose buvo viena bažnyčia, kuri rėmėsi šventuoju raštu ir protestavusi prieš stabmeldišką Romos sugedimą. Ši žinia buvo priimta džiaugsmingai ir jie pradėjo susirašinėti su valdiečiais krikščionimis. Bohemiečiai, ištikimi Evangelijai, išgyveno persekiojimo naktį. Tamsiausią naktį jų akys įdėmiai žiūrėjo į horizontą, belaukiant aušros. Jiems teko ištverti sunkumus, tačiau jie prisiminė žodžius, kuriuos pirmą kartą ištarė Husas, o Jeronimas pakartojo, kad turi praeiti 100 kol išauš diena. Tie žodžiai husitams reiškė tą patį, kaip Juozapo žodžiai Izraelio giminėms vergovės namuose. Aš mirštu, bet Dievas tikrai aplankys jūs ir išves. Paskutiniai 15 amžiaus metai liudijo lėtą, bet užtikrintą susivienijusių brolių bažnyčios augimą. Nors jie nebuvo saugūs, vis tik jie džiaugiasi santykinę ramybę. 16 amžiaus pradžioje Bohemijos ir Moravijos brolių bažnyčių buvo 200. Toks imponuojantis buvo likutis, išvengęs niokojančios ugnies ir kardo įtūžio, kuriam buvo lemta pamatyti tos dienos aušrą, kurią išpranašavo Janas Husas.